turim žiauriai tokį exciting news. Aš tiesiog galiu suprasti straglą, per kurį eina moteris. Ir ko nepadarysi dėl gražios pazelės. Antras mūsų epizodas ir nebuvo lengva žiūrėti pirmąjį, nes aš visada buvau užkulisių žmogus, bet buvo gana smagu. Šeimoje prisijuokėm. Mano antra pusė sako, išėjo tavo pirmas epizodas, žiūrim ant didelio televizoriaus ekrano. Ir aš sakau, ne, man užteks iš telefono pirmam kartui, nes gėdijos, nes yra visokių nuotaikų ir save stebėti iš šono nėra taip labai lengva. Ir grįžtam antrą kartą ir varom. Šiandien paklausiau Instagrame, ar yra kokių nors temų, apie ką norit pakalbėti. Tai gavau tokį komentarą, pasidariau screenshotą, kad kiek lengviau raščiau. Ir čia siunčia Eglė. Sveiki, jūs esate pirmoji Lietuvos drabužių kūrėja, kuri siuva rūbus pritaikytus moterims, kurios yra mažesnės nei 1,5 cm ūgio. Ir man kaip mažesnio ūgio moteriai jūs esate tikras atradimas. Iš tiesų man visą neviltį ir gal net pyktį sukelia, kai pamatau tokius gražius rūbus pas kitus kūrėjus, tačiau jie pritaikyti standartinio ūgio moteriai. Tai čia toks tarp eilučių maždaug 1,75. Gaunasi tokia šiek tiek nelygybė, nes tiesiog nėra tikslo pirkti, kai vis tiek reikės parsiųsti. Tad gal ir tema būtų, kodėl nėra rinkoje pritaikomi rūbai ir mažesnio ūgio moterims. Tokia gera labai tema, nes mes lygiai taip pat darom ir tolfito rūbelius moterim, kurios yra aukštesnės už metrą, sakykime, 78. Ir pradedam daryti plus size šiek tiek, ne viskam gaunasi, bet kur galim pritaikyti ir kur matom moterim, kad tikrai patinka kažkokie tai rūbeliai ir yra paklausa, tai mes tikrai pritaikom. O dabar kodėl? Man atrodo, kad atsakymas yra labai paprastas, nes dauguma verslų yra online, nes yra tik tai e-shopai. Ir galiu pasakyti tik iš savo patirties, kad kol mes turėjom tik tai elektroninę parduotuvę, tai brandui yra 6 metai, 4 iš jų buvo tik tai e-shope ir dabar 2 metus turim fizinę parduotuvę. Tai per tuos 4 metus mes lygiai taip pat darėm labai standartinius rūbus, tokių net gal labai standartinių spalvų, kas buvo, sakykime, mano toksai filtras, kas man patinka, nes tu nesutinki moterų. Gal buvo kažkoks momentas, kur stipriau pradėjom bendrauti per Instagram ar per e-mailus su klientėm ir kurios išdrįsdavo paprašyti, pavyzdžiui, kad mes kažkokią suknelę siuvam baltos, pilkos ir juodos spalvos, o jinai nori ryškiai raudonos, ar avietinės, ar baklažanų, ar haki, nesvarbu. Bet labai daug moterų neišdrįsdavo ir galbūt net nepagalvodavo, kad galima netgi paprašyti, ar ne? Tai buvo tas momentas, kur pas mus atsirado toksai shiftas, kur tiesiog moteris suprato, išdrįso, prašė, mes deliverinam. O kitas momentas yra tas, kad ir čia tokia Dievo dovana yra, su visom bausmėm, su viskuo, fizinė parduotuvė yra tokia tikrai dovana, nes mes pradėjom sutikti gyvai savo klientės. Tai buvo situacija su Gabija iš Laumių sodelio, kai ji dar visiškai pradžioje užsisakė dramos palaidinę, ją gavo ir tada man siunčia nuotrauką, kad, dar laukiasi tuo metu ir jai nedengia bambos. Ir
jausmas man tai visiškai tragiškas, nes galbūt dar yra toks niuansas, kad aš turiu empatijos. Ir aš tą suprantu, nes aš esu jautresnė ir žmonėm, ir aplinkai. Tai aš tiesiog galiu suprasti straglą, per kurį eina moteris, ar ne, kad, sakykime, ir aš nenoriu, kad būtent su mano rūbais moteris taip jaustųsi, ar ne, kad, pavyzdžiui, nusiperka rūbelį ir jisai yra 20 cm per trumpas. Tai aš tik visada stengsiuos pasiūlyti kažką tai ar padėti. Ir mes, sakau, mes ir matuojam, ir moteris siunčia visokius savo kelnių ilgius, ir mes siuvam pagal prašymą. Ta prasme, čia yra taip ne problema, bet iki to, kol mes atėjom, mūsų pirmas egzempliorius buvo Gabija. Jis užsideda dramą, jai yra iki čia, nes jos ūgis 1,85 m su pilvuku. Ir čia buvo pirmasis tikriausiai eksperimentas, kur mes tiesiog, aš net neįsivaizdavau, žinot, toksai naivumas 5000, bet tiesiog aš neįsivaizdavau, kad daug moterų egzistuoja, bet, pavyzdžiui, mūsų petit ir tolfito dydis sudaro, nemeluojant niekaip, 50% pardavimo. Nes tas, sakykime, standartas ir one size'as yra 50, nu tai va šitie irgi pasidalina, tai yra, sakykime, pusė užsakymų, tai yra tiesiog, ir aš nenoriu sakyti, kad nestandartinės moteris, jos viskas yra gerai, tik tiesiog labai skirtingi ūgiai, skirtingi dydžiai ir skirtingi poreikiai. Tai aš tiesiog noriu būti ta vieta, kur moteris ateina ir, žodžiu, viską mes galim padaryti. Ir dar yra toksai buvęs atvejis, čia tai iš tikrųjų labai tokių daug atvejų buvę ir man yra gaila situacijų ir per savo empatiją aš išjaučiu tas moteris ir aš galvoju, kaip tu turi jausti, kaip aš jausčiausi toje situacijoje, nes man užtenka porą kilogramų priaugti ir aš jaučiu, kad man rūbai netaip gražiai atrodo ar dar kažkas, bet jeigu tu dar gautum spaudimą iš aplinkos, nu tai čia yra tiesiog, čia yra žiauriai gaila gyventi bendruomeniai, visuomeniai tokio ir, žodžiu, tai pas mus ateina, galbūt ne tiek online kreipiasi, bet ateina į parduotuvę arba besilaukiančios, arba jau pagimdžiusios moteris. Kai tikrai ir to svorio priauga, bet čia toksai, kaip aš sakau, tai yra momentas, kur tu turėtum labai džiaugtis. Tai turėtų būti labai gražus momentas tavo gyvenime. Tu atsipalaiduok, turėk tą lėliuką, maitink, nemaitink, bet kur moteris susiduria, tai yra jos neranda joms reikiančių dydžių drabužių. Kur be nueitų, vos ne, ta prasme, ne, aš tiesiog labai bandau mandagiai pasakyti, bet iš moterų ir pasišaipo, ir komentarų gauna iš pačių pardavėjų, kad o ne, jau tokių dydžių mes neturim. Ką tai reiškia? Ta prasme, dauguma moterų yra gimdžiusios, dauguma moterų yra priaugusios to svorio, ta prasme, čia turėtų būti tokia, čia yra norma, jinai turėtų būti norma, bet moteris ateina pas mus ir sako, Vaida, padėk, nes man tinka tik tai vyro kažkokios labai didelės treninginės kelnės ir vyro labai dideli marškiniai. Tai kol aš, gali būti ir metai, ir 2, ir 3, ir gali būti, kad niekada moteris ten, sakykime, nenumes svorio ir tai nėra siekiamybė, tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus reikalai, ar ne, bet, pavyzdžiui, kodėl mes teisiam žmogų, kodėl mes įvarom žmogui tokią neviltį, kur, sakykime, moteris nenori nei kažkur išeiti, bijo pardavėjų, bijo parduotuvių ir mes realiai paliekam tokioj situacijoj, mes kaip visuomenė, mes paliekam moteris. Ir tai nereikia, ta prasme, eiti į kažkokius kraštutinumus, kad šeimoje neturi palaikymo, giminėje neturi palaikymo. Tai yra absoliučiai kiekvienas žmogus šitose situacijos ir jos jautrios yra, tai tiesiog prisideda ir tai yra,
O čia yra tiesiog pasiūti didesnio dydžio kelnes. Nu, ta prasme. Čia yra, tik reikia išdrįst, ateit, paprašyti ir, žodžiu, o ne nuteisti žmogų ir sakyti, mes tokių nedarom. Tai lygiai taip pat išplaukia ir antroji tema, apie kurią norėčiau šiek tiek pakalbėti. Ir kas sekat Insta, tai matėt, kad buvau sekmadienį Rietavo turgui. Ir tokio gerumo turgus buvo, kur galvojau, kad niekada neįvyks mano gyvenime tokių lobių suradimas. Bet ne su viena sekėja diskutavom po mūsų pirmojo epizodo apie tą tokią bendrą estetiką visumą. Kad kaip ir sakiau, kad tai nėra tik tai ir pats brandas Good Citizen nėra tik tai apie, sakykime, rūbus ir tik tai skonį rūbose, bet daugiau ir apjungimas, sakykime, viso gyvenimo. Tai man ir interjeras labai svarbu. Labai džiaugiuosi, kad gaunu tokius tikrai labai teigiamus atsiliepimus, kai aplankot parduotuvę. Čia tiesiog širdis dainuoja, nes labai faina, kad yra įvertintos pastangos. Bet ir vėl, kaip tokie, sakykime, kažkokie tai nėra standartų ir ribų, sakykime, drabužių kūrime. Taip pat ir vadovaujuosi, net nesivadovauju, natūraliai labai gaunasi tokių kažkokių tai ribų neužsibrėžimų, sakykime, interjere. Nes namie, kai priklausai šiek tiek nuo kito žmogaus, reikia atsižvelgti, man niekas neduoda taip namie baliavoti, kaip aš galiu parduotuvėj baliavoti. Tai beprotiškai patinka sendaikčiai, bet ne vardan to, kad sendaikčiai, bet tiesiog man patinka natūralus, ten, sakykime, kažkokių detalių pasidėvėjimas, kad nebūtų per nauja, kad nebūtų per glotnu, kad viskas nebūtų taip nupoliruota ir nušlifuota ir viskas blizga, nes čia tiesiog susikuri savo labai daug problemų gyvenime ir paskui apart tvarkymosi nelabai kažkas tai lieka. Tai man patinka paieškoti šiek tiek tokių autentiškesnių interjero detalių ir vintažo parduotuvėse ir pas tą pačią Gabiją Laumių sodelį visokių tai indų ten, žodžiu, ir užsiperkam ir man atrodo, čia jau daugiau nei pusė parduotuvės yra išpuošta jos vežamų vintažų. Bet man patinka ir pačiai pasivažinėti, nes ir keliaujant man patinka nuvažiuoti į visokius flea markets. Ko nepadarysi dėl gražios vazelės. Tas kvapas tepalų kažkoks gerai pažįstamas, bet man šitos lempos yra kosmosas, kur jas reikia pinti, nežinau, bet jas yra žiauriai geros. Bulvių rinkimo krežiai, vaikystės. Ko dar nerodžiau, kad parsivežiau 2 fotelius iš Rietavo turgaus. Ir vėl širdutė labai, labai apsidžiaugia. Tai nusprendžiau, kad padarysiu tokį labai nedidelį eksperimentą. Šiek tiek sumoderninsiu, procesą šiek tiek parodysiu. Šiame video irgi noriu parodyti, kas ten per tokie reikalai yra. Jo dydis ir va šitas pynimas yra tiesiog. Ir sakiau, tokį kabliuką užmesiu mažą. Turim žiauriai tokį exciting news. Su Aira darom mini kolabą. Žiūrėsim, kas gausis.
bet Liepos karščiams turėsim labai gražių suknelių ir tokių sijonukų. Einam į primatavimą. Kita kryptim yra kirpta. Kaip gal jinai kitaip gultų. Nu, labai man čia. Smagiai viskas palieka, ne? Ačiū.